pakeitė sąlygas ir dabar žiūrėjau net 5 metų rūkymo istoriją, kad jau reikalau, kad 5 metus asmuo būtų su švaria nerūkymo istorija, tiksliau, ne? Ir jeigu yra per 5 metus rūkyta arba mesta rūkyti per paskutinius 5 metus, draudimo kaina kyla. Tą reikia žinoti ir tai yra smulkmenas, tai yra tokie atrodo visiškai nedideli dalykai, kurių žmogus tiesiog nesugaudys ir kuriam draudime kas yra ir kaip yra. Ne? Tai čia būtina konsultuotis ir tikrinti kelias skirtingas kompanijas arba jų daug tikrinti ir atrinkti būtent kas tik tam žmogui. Ne? Tai va, vakar tie du asmenys liko nustebę, kodėl toks didelis skirtums. Tai paaiškinus, parodžius, viskas tapo aišku ir viskas su tom gerai. Todėl, kad aukštas cholesterolis ir per didelis kraujospūdis, tai yra didelės rizikas tam tikrom ligom. Ne? Ir draudimai tą puikiai žino, automatiškai pakel kainą dėl didesnės rizikas. Ne? Tai tą būtina žinoti, kad ne visada, netgi jeigu jūsų duomenys lygtais atrodo būtų vienodi, nebūtinai kaina bus vienoda draudimo, ne? Todėl, kad kažkoks skirtumas vis tiek buvo. Ne? Tai labai individualu. Antras atvejas, ką sakiau, pasidalinsiu, tai buvo moteris ir paprašė patikrinti kainą, ar galėtų turėti kažką geriau. Ne? Ir šitoje vietoje aš apsidžiaugiau, nes patikrinus, matau, kad moka labai nedaug, tai jau buvau pasiruošus sakyti, kad laikykit šitą draudimą, nes patikrinus pas mane sistemoje kaina didesnė ir kaip ir neverta keisti, tai sakau, jau buvau pasiruošus sakyti, laikykit, bet sutarėm, kad man atsiūs dokumentus, nes man tiesiog kirbėjo mintis, kad kažkas čia ne taip, kodėl tokia maža kaina palyginus, ne? Tuo labiau, kad draudimai buvo daryti prieš 1,5 metų ir ne mano daryti ir dar nėra toks didelis laiko skirtums, kad tiek stipriai kainos skirtos, tai man buvo keista. Sutarėm, kad man atsiūs elektroninį paštą draudimą dokumentus nufotografuotus, ką klientė ir padarė. Ir ką mes matom? Klientė įsivaizdavo, kad jinai turi AIG kritinių ligų draudimą, pilną, ir jai drausta labai daug. Sakė, visos mano ligos, visos niekada nebūna, tai yra konkretus sąrašas, ne visų pirma pradėkim nuo to. Ir tų sąrašų yra keli skirtingi. Ne? Ir būtent AIG kompanija turi vieną mažą kritinių ligų draudimą, kuris vadinasi Key Free. Tai yra 3 kritinės ligas tik tai draustas. Vėžys, insultas ir infarktas. Ne? Ir nedaugiau, tik tai 3. Nieko kito. Vietoj to, kad AIG išplėstinis variantas netoli 100 kritinių ligų apdrausta ir taip, tai yra truputį brangesnis draudimas, bet 500 kritinių ligų apdrausta. Vietoj to, kad 3. Moterytė įsivaizdavo, kad ana turi didelį draudimą. Ir kai aš ją paaiškinau, kai parodžiau, pasakiau, kur tiksliai žiūrėti. Ir jeigu manim netiki, kad pati išsiversu, nes tiesiog naudojant telefoną Google Translator įjungus, tu gali nusifotografuoti tau visą tekstą išversa, ne, į lietuvių ar bet kokią kalbą, kokią tik nori, ne. Tai tiesiog ir aš jai skaitau verčiu, ir Ana įsijungia vertėją tą patį matą ir jau nėra net ko ginčytis, ne, ir tada iš tikrųjų akis išpūstas, kaip tai 3, kodėl 3, man sakė daug ir panašiai. Gal ir sakė advisoris, gal ir sakė tas patarėjas, su kuriom jie dirba, kad gali būti skirtingi variantai, bet Ana gal pati pasirinka pigesnį, kaip dabar ten buvo, pati nebelabai atsimena ir aš negaliu teikti kaip iš tikrųjų, ne, bet faktas tai, kad kritinių ligų draudimų yra daug skirtingų. Netgi ta pati kompanija gali turėti paprastą labai mažą draudimą, kur yra draustas vos kelias ligas. Gali turėti įprastą, kur yra vidutinis ligų sąrašas, ne? Tai gali būti apie 20-30 ligų drausta, ne?
Yra išplėstiniai lygų sąrašai, ne, kur yra drausta labai daug lygų, iki 100, netoli 100, netgi, sakykime, Vitality gerokai virš 100 lygų drausta, ne. Yra draudimai, į kuriuos įeina vaikai, lygiai taip pat paprastam, o suaugusiam išplėstinis. Yra draudimai, kur šis vaikai neįtraukti prie kritinių lygų, ne. Tai daugybė skirtingų variantų ir čia būtent reikia tarti su patarėju, su draudimu specialistu, kuris turi visą sistemą draudimų ir gali patikrinti, palyginti visų draudimų kainas, kas jums tikrai naudinga. Ir privalu žinoti, kokį jūs draudimą turite. Tai nebijokit tikrinti, nebijokit klausti, todėl kad visų pirma, kaina gali skirtis dėl ūgio, svorio, rūkymo statusą, kada metė rūkyti žmogus, jau kiek metų nerūka netgi, ne, kad su kokiais draudimais turi bent jau 5 metų istorija švari būti nerūkymo, ne. Medicininė istorija, kokie įrašai yra pas daktarus, dėl ko jūs kreipiatės ir kas yra su sveikata, tai taip pat gali skirtis kainoje, ne. Ir faktas tai, kad kokį mes draudimą pasirenkam, koks didelis kritinių lygų sąrašas, vaikai traukti ar ne prie draudimą, turite išplėstinį ar paprastą. Daugybė skirtingų variantų, ką privalu žinoti ir tikrinti. Taip kad klauskit, nedvėjuokit, jeigu yra abejonės, tikrinkit, jeigu neaišku kažkas, netgi mano klientai, kurie primiršot, kas vyksta ir kokį draudimą turit, parašykit, atkapstysim, pažiūrėsim, patikrinsim, jeigu reikės, paprašysiu, kad atsiųstume dokumentą, kad tikrai žinot, kas tenais yra ir galėtumėm sutvarkyti, jeigu reikia kažką sutvarkyti. Arba, jeigu viskas yra nuostabiai ir gerai, mokat gerą kainą, nepermokat už savo draudimą, tada iš karto pasakysiu, laikykit taip, kaip yra. Kadangi aš dirbu pagal FCA visą įstatyminę bazę, taip kad perdaryt draudimą tam, kad jį perdaryt, negaliu, neleidž man taisyklės to padaryti, jeigu mes jau kažką perdarinėsim, tai tikrai tik tais į geresnę pusę, bet ne tokia pat ar blogesnė, ne? Tai linkiu būti protingiam, tikrinkit ir žinokit, kas pas jūs konkrečiai drausta, kodėl vienokia ar kitokia kaina ir kiek tų lygų pas jūs kritinių lygų draudime yra drausta. Ne? Tai va, pasidalinau mano vakarykščius porą klientų, nors jų buvo gerokai daugiau, vakar nemažai žinučių sulaukiau su tais visais kainų tikrinimais ir kainą patikrinti galim čia greitai, čia nėra didelis reikalas, ne? Didelis reikalas paskui būna išsirinkti viską, ne? Bet be kokio atveju būkit protingi, būkit sumanus ir žinokit, kas konkrečiai pas jums yra drausta, ne? Viskas, aš jau pakeliui visai netoli Peterborą. Šiandien visą dieną Peterbore, nuo pat ankstaus ryto iki vėlaus vakarą ir aplankysiu nemažai ir žinau, kad aplankysiu tuos, kurie žiūri video mano. Taip kad lekiu pas jūs, šiandien darbų pilna diena. Ir ką, linkiu jums geros dienos, mėgaukitės toliau vasarą, nes turim pagaliau ją. Kiek ilgai nežinau, bet pakol yra, tai mėgaukimės. Mano mašina rodo dabar jau 18, nors yra dar tik 7:30 ryto. Labai faina. Labai faina. Gerai, viską sakau, iki gražios dienelės visiems ir būkit